šių metų diskusijos tema neatsilieka nuo vykstančių aktualijų. Ir iš tikrųjų norėtume į COVID-19 pandemiją pažvelgti matematiko akimis. Nes iš tikrųjų norėtųsi tarsi išsiaiškinti, kiek realiai pagrįstos yra tos žinios, kuriomis mus atakuoja žiniasklaida ir kuo paremtos prevencinės priemonės. Ir keista ar nekeista, bet matematika čia vaidina esminį vaidmenį, kuo galbūt padės įsitikinti ir ši diskusija. Taigi bandysime išsiaiškinti, kaip modeliuojama korona ir kokie duomenys ten yra analizuojami. Ir taip pat ryte savo atidarymo kalboje profesorius Remigijus Leipus buvo šiek tiek užsiminęs apie šią temą ir kad kai kurie matematiniai modeliai sužlugo ir jis išreiškė didelį lūkestį tarpdiscipliniškumo, kad matematikai labai svarbu jiems bendradarbiauti ir su kitų sričių atstovais kaip biotechnologais ir epidemiologais ir kitais. Todėl galime labai pasidžiaugti, nes šiais metais mums pavyko iš tikrųjų pakviesti įvairių sričių atstovus, nuostabius žmonės. Ir tikimės, jog tai padės iš įvairių pusių apžvelgti pandemiją. Ir tas toks požiūrio praplėtimas galėtų būti šios diskusijos tikslas, labiau nei kažkoks konkretus požiūrio įteigimas. Ir taigi tikimės, jog tai bus saugi aplinka, kur galėsime laisvai išreikšti įvairias nuomonės, požiūris ir išklausyti ir išgirsti. Taigi dar prieš pristatant mūsų diskusijos dalyvius, norėčiau greitai pasakyti apie šiek tiek tvarką dar. Tai diskusija vyks laisva forma ir mes su Grintu ir taip pat Jonu Jankausku sugalvojame nemažai klausimų ir taip pat visi klausantis čianais publiką labai skatiname jūs taip pat prisidėti ir savo klausimus sugalvoti. Ir jeigu rasite pauzę, kai niekas nešnekės, galite tuomet įsijungti mikrofoną ir užduoti klausimus, arba galite tiesiog pakelti ranką ir mes jūs pakviesime, kai kas nors baigs pasisakyti, arba taip pat galite, aišku, į chatą rašyti klausimus ir Grinta su jos perskaitys ir pasakys. Ir taip pat dalyviai gali irgi vienas kitiem užduoti klausimus, taip pat dalintis kažkokiamis įžvalgomis arba dalintis savo ekranu ir rodyti realiai skaičiavimus arba kokią nors skaidres turim informaciją. Tai jo, manau, kad viską paminėjau. Ar ne? Taip. Geriausia rašyti klausimus yra į chatą, tai manau, kad galim pristatyti dabar dalyvius diskusijos. Aha. Tai viena iš dalyvių yra daktarė Renata Retkutė, kuri yra biologinių sistemų tyrėja Kembridžo universitete. Labas, Renata. Toliau yra Barbara Šnaraitė, Oksfordo universiteto taikomosios matematikos magistrantė ir Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto COVID-19 matematinio modeliavimo projekto narė. Taip pat dalyvauja daktaras Aistis Šimaitis, Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos duomenų mokslininkas, kuris 2013 metais baigė teorinio kompiuterių mokslo doktorantūrą Oksforde. Taip pat su mumis yra medicinos daktarė Agnė Ulytė, epidemiologė Ciuricho universitete. Ir paskutinis dalyvis yra daktaras Vaidotas Balevičius, Euromonitor duomenų mokslo skyriaus vadovas, taip pat Lietuvos Respublikos prezidento COVID-19 ekspertų tarybos narys. Sveiki visi. Taigi pradėti norėčiau galbūt nuo bendro klausimo visiems dalyviams. Tai užklupusi COVID-19 pandemija visiems yra naujas ir labai netikėtas dalykas. Tai įdomu sužinoti, kaip susiklostė, kad jūs tyrimus atliekate būtent šioje srityje ir galbūt galėtumėt plačiau šiek tiek apie save papasakoti, ką konkrečiai darote ir galbūt kaip pritaikote anksčiau įgytas kompetencijas. Kas pradeda?
Kas drąsiausias? Tai aš galiu pradėti, nes... Taip, tai aš įsijungiau tą COVID-ą, tai kai prasidėjo COVID-as, tai pas mano bendroviai, idėja vienas dalykas tai yra, kad tai yra vis tiek prognozavimas, pradinis tikslas buvo prognozuoti ir vis dėlto šitagi, kaip sakant, prognozavimas ypač pirmos bangos, tai yra, nėra ypatingai sudėtingas uždavinys, nes tai yra eksponentinis augimas ir, kaip sakant, ir jį padaryti, yra gausybė modelių, tai tiesiog buvo standartinis uždavinys mūsų bendroviai šitagi pasimti, peržiūrėti modelius, kurie yra literatūrai, pabandyti pritaikyti prognozavimą tos pirmos bangos visiems šitagi kaip visados mūsų bendroviai, tai reiškia visom šalim ir prognozuoti maždaug atvejus, kas ten buvo atvejai ir mirtys, kaip sakant, visą tą prognozę. Tai aš tada įsitraukiau, o po to, kaip sakant, tas projektas galų gale baigėsi, ten rezultatai, aišku, visados, kaip sakant, buvo mixed, bet tuo metu tai buvo, mūsų bendrovai buvo naudinga ir vis dėlto kompanijos tą naudoja. O toliau aš perėmiau šitągi, jau irgi iš tokio intereso asmeninio, kad suprasti, kas vyksta. Tiesiog pradėjau imti NVSC duomenis, ir kad padieniui, kad suprasti, kokia situacija yra Lietuvoje su COVID-u. Nes, natūraliai, man visados norisi validuoti, aš nelabai tikiu, ką žmonės sako, norisi įsitikinti, turėti antrą nuomonę. Tai tada paaiškėjo, kad NVSC pas mus duomenų skelbimas yra vis dėlto pakankamai prastas. Tai aš sukūriau savo puslapį, kur tiesiog pradėjau GitHub repozitoriją, kur pradėjau kasdieną tos duomenys tiesiog parsinti iš SAMO ir NVSC puslapių. Ir pradėjau juos komentuoti. Ir galų gale taip gavosi, kad tas mano komentavimas buvo išgirstas. Tai buvo pakviestas į Seimą pašnekėti, ir po to, kaip sakant, yra toks posakis, pasileido maždaug, viskas, tai dabar mane įtraukė į ekspertų tarybą, prezidento, esu dabar ir ir vyriausybės ekspertų taryboje, ir mano kompetencijos yra tiesiog su tais duomenim tiesiog žiūrėti ir komentuoti, padėti žmonėms suprasti būtent iš analitinės pusės, tai kas ten vyksta, ir teikti pasiūlymus iš savo patirties, o mano patirtis, aš esu, kaip sakant, duomenų mokslininkas, jau Euromonitor dirbu 17 metų, duomenų mokslo aš pradėjau užsiminėti dar būdamas studijų, tik tada studijų laikais, tada dar tai nesivadino duomenų mokslo, bet, principas tai vis tiek yra duomenys ir taikomi metodai. Ir ta visa patirtis, man tenka, dabar aš ir vadovauju grupiai, tenka matyti tą visą, kaip sakant, virtuvę, kaip daroma dešrelė nuo pačio duomenų surinkimo iki galutinio rezultato. Tai o šitoj vietoj, kaip sakant, ir buvo mano įžvalgos, buvo to paremtos, kad, žiūrėkit, žmonės, Lietuvoje mes tos duomenų rinkimas, ir dar iki šiol jis nėra sutvarkytas normaliai ir mes turim didelių problemų. Ir panašu, kad, kaip sakant, mano tie patarimai pasirodė pakankamai įdomus. Tai dabar turiu aš čia antrą darbą, už kurį niekas nemoka, kaip sakant, komentuoti viską. Tai va. Ačiū. Tai aš galiu pradėti turbūt duomenų temą po Vaido, tai aš Aistis dirbau Palantiroje 7 metus, kažkur baigęs mokslo jų ten vadovau analitikai, paskui išėjau atostogų, galvojau, pailsėsiu kokius 6-7 mėnesius, bet tam tikri žmonės, su kuriais prieš tai dirbau, pakvietė mane prisijungti prie LRVK, padėti šiek tiek su duomenim krizių metu, čia kaip ir mano buvo tokia specializacija ir prieš tai buvusiam darbe, tai prisijungiau prie vyriausybės, padėti sutvarkyti duomenį, šiek tiek tai, ką turim, kad matytumėm bendrą vaizdą, kas vyksta ir šiek tiek pradėti tą tokį procesą, kaip tai struktūriškai sutvarkyti ilgesniam laiko periodui. Tai vėl patirties tai turiu įvairiausias, nuo Complex Systems mokslinių tyrimų, kvantų dirbau kažkada bankė, tai ir visokią keistą matematiką, žinau, tiek Remote Agent Systems, tiek Complex Systems, tiek Asymptotic Statistics ir visokių kitokių reikalų. Kurį laiką jau to aišku nedariau, bet dabar teko tam tikrus dalykus prisiminti, kad supras šiek tiek įvertinti tą dinamiką. Tai vėl tokioj dabar roliai prie
naujos vyriausybės irgi toliau labai panašiai, padeda įsivertinti skaičius politikams, suprasti, ką tai reiškia, rekomenduoti tam tikrų sprendimų, pasakyti, kas vyksta ir kas nevyksta. Tai tokia gan plati rolė dabar. Ačiū, Aistrai. Tai jeigu aš galėčiau pasidalinti savo slaidais. Gerai, gali. O tau reikia ten teisę. Renata, aš to jau padarysiu. Taip, prašau, Renata. Tai aš dirbu mokslinę bendradarbę Kembridžo universitete, epidemiologijos ir modeliavimo grupė ir iš tikrųjų, kadangi mes esame augalų katedra, tai daugiausia mes dirbame su augalų lygom ir kasdienis mano darbas yra šiuo metu modeliuoti banana bunchito virusą ir skėrių invaziją Afrikoje. Tai COVID tema yra labai plati, bet aš paliesiu keletą aspektų, kuriuose aš pati asmeniškai dalyvauju, kurie man buvo įdomus. Ir kadangi aš dirbu daug su modeliais, tai vienas iš pagrindinių dalykų, kai tu turi duomenis ir modelį, yra parametrizavimas. Ir šiuo atveju, kai tik tai aš pamačiau duomenis iš Kinijos, tai čia buvo kovo viduryje, aš pabandžiau pritaikyti modelį, kurį mes buvome padarę kodą tymams, kuris naudoja laiko eilutes, kaip keitėsi skaičius infekuotojų ir pasiskirstimo pagal amžiaus grupės. Ir kas esminis dalykas yra, tai yra stochastinis amžiaus struktūrizuotas modelis. Ir viena iš esminių komponenčių yra vadinama kontaktinė matrica, tai kiek kontaktų turi skirtingos amžių grupės. Ir jeigu kas nors manęs paklausė rekomenduoti vieną iš paskutinių straipsnių, kurie yra šiuo metu naudoja geriausius duomenis, tai aš turbūt rekomenduočiau šį straipsnį. Tai čia Londono higienos ir tropinių lygų grupės, paskutinis straipsnis, kur jie taip pat naudoja amžiaus struktūrizuotą modelį, bet duomenys ateina iš ligoninių, prevalensų, virologijos ir mirčių skaičiaus. Ir taip pat jie padarė naują studiją išmatuoti, kaip pasikeitė kontaktai COVID metu. Kitas aspektas mane truputį domino, tai čia darbas buvo su Robinu Thompson, kaip paieška infekuotojų gali pakeisti tikimybę, kad naivioje populiacijoje bus epidemijos įsitvirtinusi. Iš šiuo atveju yra duomenys iš 47 asmenų iš Kinijos, kur buvo išmatuotas laikas nuo simptomų iki hospitalizacijos. Ir šiuo atveju, jeigu bent vienas toks asmuo patenka į naivią populiaciją, yra 40% tikimybė, kad COVID įsitvirtins, bet jeigu būtų įmanoma sumažinti vidutinį laiką nuo simptomų iki hospitalizacijos, tai sumažintų iki 1%. Ir aš čia padariau tokį elektroninį aplikaciją. Kitas įdomus aspektas yra ši didelė platforma, vadinama Dream Challenge. Ir nuo birželio mėnesio jie turėjo šį konkursą. Tai kuom yra ypatinga, kad jie turi didelį duomenų bazę žmonių, kurie tikrinosi nuo COVID-o, skirtingus matavimus, medicininę istoriją. Ir šis buvo konkursas, kad nustatyti tikimybę, kad pagal tam tikrą simptomus, kad jis yra užsikrėtęs. Ir šiuo atveju aš esu lyderė Amberland komandos ir mes naudojam mašinų mokymo programą Lucid Regressions iš ARP paketo ir tam tikrų momentų mes buvom antri, bet iš tikrųjų reikalas tame, kad jie vis dededa vis naujų duomenų ir šiuo atveju, jeigu jūs pažiūrėtumėt, kad mokymui, training, yra apie 72 tūkstančiai asmenų duomenų. Tai šis konkursas vis dar vyksta ir jie deda vis naujus klausimus, naujas užduotis, jeigu kas norėtų panaudoti savo
mašinų mokymo galimybės. Bet kas yra ypatingai su šiuo projektu, yra, kad jie niekada nerodo duomenų, tai modeliai nėra apmokomi lokaliai, reikia siūsti modelius per Dockerį ir jie paskui tikrinami jau pačiame Vašingtono universitete. Tai čia taip pat aš buvau prisidėjusi prie kaukių efektyvumo modeliavimo ir aš niekada nepajaučiau tiek daug neapykantos ir pykčio dėl savo mokslinio darbo, kiek buvo dėl kaukių. Ir mūsų straipsnis pasirodė gegužės mėnesį. Jungtinėje karalystėje kaukės buvo tik tai Škotijoje tuo metu. Ir šiuo atveju vienas iš mūsų bendraautorių, Mike Bradley, jis taip pat dirbo ties projektu. Dešinėje pusėje, jeigu matote, tai individualios oro filtravimo sistemos. Šiame straipsnyje mes išnagrinėjome 2 modelius. Vienas yra individualus stochastinis modelis, vadinamas branching process modelis, kur buvo viruso stiprumas, šiuo atveju kreivė kairėje, nustatytas iš duomenų. Ir ką mes padarėme straipsnį, mes žiūrėjom kiekvienam individui, kokia yra tikimybė, koks yra efektyvus reprodukcijos skaičius prie skirtingų kaukių efektyvumo ir skirtingose situacijose, kai kaukės yra nešiojamas tik kai pasirodo simptomai ir kai simptomai nepasirodo. Tai vienas iš klausimų, kuom skiriasi šis virusas, yra, kad didžioji infektyvumas didžiausias yra prieš pasirodant simptomams. Aš atsiprašau labai, Renata, tik tai noriu pasakyti, kad gal pasilikit ir vėlesniam laikui šiek tiek medžiagos, nes čia vis dėlto mes norėtume užvesti tokią diskusiją tarp dalyvių, kad visi pasisakytų ir mes per tos klausimus pereisim. Tai dabar kažkaip pradžiai galbūt taip buvo įdomu. Toks trumpas, žodžiu, jūsų visų, kaip žodžiu, įsijungėt ir kokia yra jūsų sąsaja su COVID modeliavimu. Aha, mes plačiau norėsis aptarti tas temas, kurias paminėjo Renata. Tai dar čia mes nenorim tik tai nutraukti, tiesiog norėjau pasakyti, kad gal čia nesusipratimo tokio nebūtų. Net tai paskutinis ten slaidas būtų, gal aš tada vėliau aptarsiu. Gerai, tai žodžiu, tai tada perinam dar tada per kitas dalyvės mūsų, Agnę ir Barborą, ir tęsim jau su klausimu. Aš esu Agnė, medicinos gydytoja, o dabar ir epidemiologijos daktarė. Baigiau doktorantūrą šiais metais ir kaip ir daugelis epidemiologų, užbaigusi kokį nors projektą, netikėtai atrado pašaukimą infekcinių lygų virusų plitimo darbams. Tai nuo gegužės mėnesio dirbu tyrime. Ciuriche tyrėme didelę kohortą moksleivių, atsitiktinai parinktose mokyklose, 2500 moksleivių, taip pat kelis tūkstančius jų tėvų ir mokytojų. Ir darom serologinius tyrimus pakartotinai, bandom išsiaiškinti, kiek yra mokinių užsikrėtusių ir kaip mokyklose ta tema sklinda. Tai man buvo labai įdomu dabar klausytis Renatos ir mes neseniai paskelbėm savo dar vieną preprintą ir labai daug neigiamų komentarų irgi, tai tos artima tema. Mokyklos yra kita labai kontroversiška tema, tai daugelis galima surasti kokių tik nori duomenų, palaikyti praktiškai bet kokiai nuomonį. Tai įdomi diskusijų taip pat tema. Tai aš pati duomenų nemodeliuoju, tačiau... O kokia išvada jūsų dėl mokyklų? Mes neradom didelio plitimo klasėse. Tai kad pasiskirstimas gan atsitiktinis yra. Bet kokio amžiaus? Nuo 6 iki maždaug 14. Pradinės ir vidurinės mokyklos. Tai gali leisti mokyklas, blogiau nebus? Nu, matysim. Panašu, kad labai priklauso nuo to, kiek visuomeniai sklinda to viruso. Tai akivaizdu, kad vaikai nėra kažkaip stebuklingai apsaugoti, bet kontroversinis klausimas yra, kiek mokyklos prisideda papildomai prie generavimo perteklinio skleidimo. Bet apibendrinant, tai aš pati tų duomenų nemodeliuoju, mano darbas yra labiau rinkti
duomenys ir suplanuoti tyrimą. Tai kitas aspektas, kad būtų galima modeliuoti, tos duomenys pirmiausia reikia turėti. Jo, irgi galėsime apžvelgti apie duomenys. Aktualu irgi bus. Dėkui. Taip, sveiki visi, aš esu Barbora. Tai mano gal dar iš kitos pusės yra tas visas priėjimas prie šios pandemijos. Tai ta prasme, kad aš dalyvauju būtent deterministinių modelių sudarime, kamerinių modelių arba dar žinom kaip compartmental models. Tai kartu su savo buvusią dėstytoją, profesorę Olgą Štikonienę ir taip pat padedu profesoriui Remigijui Leipui sudarinėti ilgalaikės koronaviruso prognozes Lietuvoje. Tai mes irgi savo darbą pradėjome dar kovo viduryje, kai tų duomenų buvo labai mažai, bet bandėme kažkaip sugaudyti iš skirtingų valstybių, kokius turime parametrus ir kažką suklijuoti, kažką pabandyti paprognozuoti. Dabar tos prognozijos jau vyksta gerokai kitaip. Tai iš tiesų ir duomenų turime daugiau ir parametrai yra aiškesni. Tai irgi tas pasikeitimas, kuris įvyko per nepilnus metus, yra tikrai labai didelis. Beje, ir dėl mokyklų taip pat aš irgi domėjausi įvairiais straipsniais. Tai yra užsienyje kitų straipsnių, kurie lygina, kokios intervencinės priemonės yra efektyviausios ir ten lygiai taip pat irgi pastebi, kad mokyklos iš tiesų mokyklų uždarimas nėra pati efektyviausia intervencinė priemonė, kad iš tiesų ten nėra toks stiprus tas plitimas. Tai. Kaip, šiaip yra 3 studijos – Lancet, Science ir Nature. Visose 3 modeliuojamas būtent MPI ir visose mokyklų uždarimas yra pats aukščiausias. Bet čia yra toks įdomus dalykas, nes kaip tu modeliuosi ir kaip tu žiūrėsi, labai daug priklausys tavo rezultatai. Šitais aš būtent, kaip sakant, čia toks įsiterpsiu čia, būtent, kai tu tarybose kai atsiūlom konkrečias priemonės, tai mokyklų uždarimas ir buvo padarytas remdamasis, nes Lietuvoje duomenų mes neturim, tai būtent tokiose studijose, nes idėja ta, kad vis dėlto, kiek aš žiūrėjau, tai dažniausiai būna, kad tie, kurie savo, kad neefektyvu, remiasi, pavyzdžiui, tokia banalesnė analizė. O būtent šitie 3 straipsniai, tai remiasi tokia visų šalių, modeliuoja RT pokytį ir tada labiau patikima atrodo. Bet galų gale tau visos priemonės, turi, šitas yra linksmas dalykas, mokslinis klausimas, o po to yra šitas sprendimų priėmimas. Manau, galėtume ir pradėti nuo matematinio modeliavimo. Tai čia yra labai bendra sąvoka ir jos esmė, manau, yra realaus objekto, tai yra kažko proceso ar situacijos pakeitimas modelių kažkokių matematinių atvaizdų ir vėliau abstrakčių objektų ir kompiuterizacija. Tai klausimas būtų, kam iš vis reikia modeliuoti užkrečiamų ligų epidemijas, jų plitimą, ar tai yra vien matematiniai žaidimai, ar yra praktinės naudos kažkas iš to? Kaip manote? Tai čia jau, man atrodo, Renata parodė, taip, modeliavimas padeda tau suprasti, kas vyksta, nes idėja ta, kad tie geri modeliai tau leidžia žaisti scenarius, kas būtų jeigu. Tai, pavyzdžiui, dabar Jungtinėse karalystėje padarė šitą naują atmainą. Ir ten labai paprasta, jeigu tu neskiepysi 2 milijonus žmonių per savaitę, turėsi antrą piką, kuris baisesnis už pirmą piką. Ta prasme, ten yra viso studija padaryta, remdamasi matematiniais modeliais ir ten tiesiog parodom maždaug, turim tokius duomenis ir pagal mūsų modeliai rodo, kad hipotezės tokios atitinka tokį, tokią vystymąsi. Ir tada, kai tu turi tokią studiją, kai tu nori priimti sprendimus, tai ką? Prasme, norint priimti sprendimus, reikia turėti kuo daugiau informacijos. Tai kuo daugiau yra studijų, kuo yra daugiau modelių ir kuo daugiau yra analizių, tuo tam sprendimų priėmėjų tu turi puokštę, kaip sakant, variantų ir gali jau atsirinkti tai, kas tau veikia, vėl ten diskusija, taip toliau, bet tu gali tą daryti. Ir, pavyzdžiui, Britai, spėju, remdamasi tą studiją, dabar prastums AstraZeneca savo vakcinos patvirtinimą, nes kitaip su dabartiniam tom 2 vakcinom, kurie turi, jie tų 2 milijonų niekaip nepasieks, su AstraZeneca galėtų pasiekti. Ir ką? Mes turim, kad matematinis modelis realiai veikia sprendimų priėmimą, nes tu negali
su matematiniu modeliu vis tiek tai yra fikcija, bet tu tada gali vertinti rizikas. Tai kas vis dėlto bus blogai? Ir, pavyzdžiui, tau rodo matematinis modeliavimas, kad žiūrėkit, mes turėsim baisesnį piką, jeigu nebus to ir to, tai tada kaip sprendimų priėjimas, tu negali ignoruoti tos informacijos, nes o kas būtų jeigu? Nes tu negali sakyti, ai, čia matematinis modelis, man nesvarbu. Tada, kai tu tą realybę pamatysi, o mes tą realybę matėm visi šitagi, tai tada bus per vėlų, tu negali rizikuoti savo, nes rezultatas yra mirtis. Ir mes dabar stebėm maždaug, kai buvo ignoruojama problema ir mes dabar pagal mirtis šaunam į lyderius. Tai čia toks visas pagrindimas matematinio modeliavimo. Aš dėl modelių tai pakomentuočiau, yra du dalykai, kuriuos Vaidas irgi paminėjo. Tai vienas dalykas yra prielaidos. Tarsi, jeigu jūs darote modelį ir mes darome modelį, kuris bus sprendimų priėmimų, ypač tokių svarbių klausimų, tai yra mokslininko absoliuti pareiga užtikrinti, kad visos prielaidos tiesiog galioja. Tai prasme, negali būti modelyje kažkokių prielaidų, kurios paskui neveikia ir politikams reikia skaityti tą small printą, kad va čia tokios prielaidos padarytos ir mes važiuojame. Ir jeigu pasižiūrėsite visus pavasario modelius Lietuvoje ruoštų, nežinau visų nemačiau, dauguma darė įvairių krūvą prielaidų ir dauguma neatsižvelgia į worst case analizės. Taip sakant, jinai modeliuoja daug pozityvių prielaidų padaryta, tarsi jos galiojančios, tada tie modeliai ateina į vyriausybę, premjero ten patarėjas copy-paste išvadas į mailą ir, ta prasme, tos išvados nuvažiuoja į politikų priėmėjams. Tai labai visas tas modeliavimas su neteisingom prielaidom yra labai žalingas. Tai dažnai modeliai labai gerai, jeigu jie naudojami gąsdinimui, kažkokiam worst case analizės padaryti, kaip pat Britai daro, ar dinaminius tuos kažkokius trade-offus padaryti. Tai yra labai naudinga, kad susiformuoti intuiciją apie tai, ką reiškia priėmus X sprendimą versus Y sprendimą, bet prognozuoti naudojant kažkokias pozityvės prielaidas, kurios gal galioja, o greičiausiai ne. Aš manau, kad čia yra toks truputį labai pavojingas dalykas ir to buvo daroma žiauriai daug. Ir jeigu su standartiniais modeliais vien paėmus, ten irgi kaip atsidarai straipsnį, kad ir tam pačiam Nature and Science, yra padaroma labai tvarkingai, jos išrašytos tos prielaidos moksliškai yra teisinga, bet jos tiesiog negalioja. Tai čia irgi visi šneka, kad čia eksponentiniai procesai, taip toliau, tam tikrą prasme taip, tam tikrą prasme jas naudoja ne eksponentinius skirstinius, ir kai turi ne eksponentinius skirstinius, tada ten ta dinamika yra belekas gali būti ir vėl tai labai mažai kas atsižvelgia. Ten, ta prasme, tie tinklų visi efektai irgi, ir galėsiu paskui parodyti šiek tiek, kai pereisim prie kažkokių įžvalgų apie tai, kaip visi šitie neeksponentinės dalis proceso padaro į tokį labai sunkiai prognozuojamą. Tai va tokie du dalykai, tiksliau 3 yra prielaidos, žiauriai pavojinga, kitas yra, kad geriausia daryti dinaminę analizę lyginant blogiausią scenarijų geriausią, kažką tokio, ir kad suformuoti intuiciją, va jeigu neskiepysim, tada bus blogai. Bet kaip blogai, nieks negali pasakyti. Ir trečias dalykas, būtent tas primityvių matematinių modelių naudojimas, kurie daro krūvą įvairių prielaidų apie eksponentinius skirstinius, apie tikimybės, apie, labai įdomu, kažkas minėjo deterministinių modelių, kurie kombinuoja determinizmą ir tikimybės. Tai ir visi tie labai daro neprognozuojamus procesus. Tai tokių 3 komentarai apie modelį. Aš dar pridurčiau, yra 4 komentaras - duomenys. Tu turi užsitikrinti, kad duomenys yra normalūs. Tai reiškia normaliai surinkti ir taip toliau, nes šitas yra, kaip sakant, yra centrinis dalykas. Tai. Ir tada klausimas dar kyla, ką daryti, kai duomenų nėra. Pavasarį tiesiog nėra duomenų. Ir esmė, kad visi duomenų mokslininkai, šiaip medikai, epidemiologai, iš esmės yra, kaip sakyti, empiriniai mokslininkai. Tai dabar esmė žiūri į duomenys ir iš duomenų bandai kažką pasakyti. Aš būčiau norėjęs, kad korona situacija, kai turim visiškai naują procesą, daugiau kokių nors teoretinių fizikų būtų dalyvavę procesą, kurie moka kurti teorijas ir bandyti jas paneiginėti, nes kai nėra duomenų, tai labai sunku kažką padaryti. Bet kad dinaminį supratimą suprast kartais galima ir kitais būdais. Bet čia jau tokia filosofinis dalykas. Bet
Kartais duomenų tiesiog nėra. Bet yra ir socialinis aspektas. Kiek teko girdėti iš kitų modeliuotojų, prieš tai niekas negalėjo įsivaizduoti, kad turėtum negi tokią prielaidą, kad mobilumas sumažėja 60%, tas buvo neįsivaizduojama. Taip, tai kontroliuojamas procesas. Ta prasme, čia yra procesas, kuris, jeigu žiūrėt matematinio modeliavimo prasme, tai čia būtų kažkas Markov decision process with incomplete information. Tai prasme, labai sudėtingas. Vėlgi, aš sakyčiau, kad čia susiduria epidemiologija su ekonomika. Ir ekonomikoje tai yra standartinis dalykas, kad tu modeliuoji procesą, kuris keičiasi nuo to, kaip tu jį modeliuoji. Tai idėja ta, kad tada tokiu atveju prognozių darimas yra, pavyzdžiui, labai neatsargus dalykas. Tu turi modeliuoti scenarius. Ir šitas, dabar, jei pasižiūrėsit komunikaciją, tai visada ir buvo sakoma, žiūrėkit, jeigu apribojimai veiks, tai tada turėsim taip. Jeigu neveiks, turėsim taip. Ir tada žiūrėkime maždaug tipo, nes, čia yra, kai kaip Aistis paminėjo, kaip pristatyti visuomenį reikia, tai turėti labai realistinį įsivaizdavimą ir nes, pavyzdžiui, pas mus buvo padaryti, čia greit susitvarkysim, pratęsim apribojimus, po 2 savaičių pamatysim rezultatą ir tada jau galėsim uždaryti. Tai ateina tos 2 savaitės, tu rezultatą nematei, pratęskim dar. Tada gaunasi toks tampimasis, kur tu realiai nori pamatyti tą teigiamą rezultatą, kad žmonės pradėtų laikytis apribojimų ir tu to nepamatysi, nes tiesiog žmonės pradeda sakyti, whatever, maždaug tipo. Tai čia toks yra, kaip sakant, prognozavimu, tai yra nemažai dalies yra tau, kaip sakant, prognozuoti reikia. Pereiti prie sekančio klausimo, kokie epidemijos parametrai yra modeliuojami, ką svarbu modeliuoti ir ką galima modeliuoti. Čia vėlgi, tai yra klasikiniai dalykai, nes vėlgi čia, kaip tu darysi, nes iš matematinės pusės tai mes turim tą R vis tiek efektyvusis, R nulinis, kuris yra centriniai dalykai. Ir ką tu nori modeliuoti parametrus, tai idėja ta, kad, pavyzdžiui, iš mano pusės žiūrint, ką aš daugiausia dėmesio skiriau, tai tiesiog situacijos sekimai, kokius parametrus epidemijos tu turėtum sekti, kad susidarytum, koks yra vaizdas. Nes, pavyzdžiui, turim, tada gaunasi, tu tada turi žiūrėti viską, tai yra, kas yra epidemiologijos duomenys, tai yra testavimas. Jeigu jūs užsiminėte apie tuos koeficientus R0 ir RT, tai gal galėtumėt plačiau apie juos papasakoti, ką jie reiškia, ko jie svarbus, kas tai yra. Čia yra labai linksmas, gal čia epidemiologai galėtų geriau pasakyti, nes aš vis dėlto juos atėjau, žiūriu juos kaip į parametrus, kaip nebereikalo R0 ir RT yra panašiai yra statistikoje R kvadratas, mažiau, tipo, kur yra naudinga statistika, bet visi statistikai žino, kad geriau ją nesinaudoti. Tai R0, tai pas mus yra tiesiog epidemijos tas reprodukcinis skaičius, tai reiškia, kiek jis yra užkrečiamas. Tai reiškia, nes mes ten turim R0, tai kiek vienas žmogus užkrės kitų. Tai jei, pavyzdžiui, yra R0 yra 2, tai reiškia, kad vienas žmogus, kaip sakant, užkrės 2. Tai vėlgi čia dar šalia R0, tai yra svarbu užsikrėtimo laikotarpis. Tai reiškia, per kiek inkubacinis, mažiau, tipo, nes žmogus užkrės 2 per tokį inkubacinį laikotarpį. O tada, kadangi R0 įvertinti gali tik tai po epidemijos, surinkęs visus duomenis ir, ta prasme, jis yra globalus lygos parametras. Ir, kaip sakant, vėlgi tai buvo investimuota ir jei pasižiūrėsit, COVID įverčiai iš pradžių buvo ten apie 7, taip toliau, dabar, man atrodo, tenais kažkas žemiau 2. Po to yra toks parametras. Iš esmės specifiškas lygiai, bet taip pat ir bendruomeniai, nes, pavyzdžiui, jeigu kiekvienas gyvena po vieną, tai toj visuomeniai bus R0 žymiai mažesnis. Bet jeigu visi kartu gyvena, tai jis bus desnis. Dėl to tas, kad iš pradžių buvo labai aukštas, o po to šiek tiek mažėja ir dabar balansuoja tarp 2-4, tai gal šiek tiek ir tikrovę atspindi, nes prieš tai galėjo būti aukštesnis. Nežinau. Ir jeigu R0 didesnis už 1, tai vadinasi pandemija plis, tarsi, jeigu mažiau už 1. Ne, tai jeigu yra R0, man atrodo, mažesnis už 1, tai net ne liga skaitosi, nes jis tiesiog neplinta. Yra tas R efektyvusis, kuris matuoja, kaip epidemija plinta šiuo momentu.
Prasme, ten dažniausiai yra įvairios formulės skaičiuojamos, taip toliau, 7 dienos įvairiai ten skaičiuojama, kuris iš tikrųjų tau grubiai parodo maždaug, tipo, kiek šiuo momentu prie taikomų priemonių tokiai situacijai skaičiuojamas iš naujų atvejų skaičiaus ir čia atsiveria Pandoros skrynia, nes nauji atvejai yra atskiras dalykas. Jis matuoja maždaug, tipo, kiek per 7 dienas, koks tau yra tas reprodukcinis skaičius, kiek žmonės tave užkreipia. Tai, pavyzdžiui, su COVID, kadangi yra labai patogu šitagi, kad COVID inkubacinis periodas maždaug yra 7 dienas, tai jeigu R yra 1,1, tai reiškia, per 7 dienas 100 žmonių užkrės 110 šitagi žmonių. Bet vėlgi čia su R efektyviuoju, jis labai epidemiologijais yra svarbus ir taip toliau, bet COVID-ui vertinant, jis labai priklauso, kadangi skaičiuojamas iš naujų atvejų, o nauji atvejai priklauso nuo testavimo, tai į jo skaičiavimus reikia labai atsargiai žiūrėti. Pavyzdžiui, dabar Lietuvoje, galit mano puslapį pasižiūrėti, kurį aš ten skelbiu, aš galėsiu pasidalinti šitą. Į chatą. Gali nuorodą kokią. Jo, numesiu į chatą šitągi. Tas R efektyvusis atrodo šitągi, kaip sakant, nukritęs žemiau vieneto, galim sakyti, epidemija valdoma, reiškia, epidemija mažėja, bet mes turim švenčių efektą. Nukrito testavimas, nukrito atvejai, tai atvejai krenta, tai reiškia, R efektyvusis krenta maždaug, tipo, puiku. Bet atvejai krenta ne dėl to, kad epidemija kontroliuojama, atvejai nukrito dėl to, kad mes mažiau testuojam. Tai turėsim iš tikrųjų realiai palaukti savaitę, kad pamatyt maždaug, tipo, ar čia kas nors pagerėjo, ar čia tas kritimas yra tikras, ar čia buvo, kaip sakant, švenčių efektas, kuris bus po to dings ir viskas. Gerai, gal perinam prie kitų klausimų, labai mes užsiplėsim, neturim daug laiko, jau pusę diskusijos laiko praėjo. Tai... Tai kokie yra pagrindiniai galbūt epidemiologinių modelių tipai, galbūt galėtume apie tai padiskutuoti, kokiais principais jie paremti, kaip veikia ir kaip pažingsniui vyksta modeliavimo procesas. Jau buvo užsiminta apie deterministinius, tai gal galėtume plačiau apie tai išgirsti, būtų įdomu, arba kokius kitokius. Aš galiu šiek tiek pasidalinti tiesiog modeliu, kurį mes naudojame. Ir gal to pačiu netgi ir parodysiu grafikų šiek tiek iš epidemijos pradžios, pavyzdžiui, kaip jie skiriasi, kokie buvo variantai ir kaip jie priklausė nuo skirtingų parametrų. Tai aš gal tada pasidalinsiu savo vaizdu, jeigu galima. Taip, Barbora, tu turi teisės. Jo, gerai. Taip. Tai mes naudojame kamerinius epidemiologinius modelius, turbūt dauguma, kas dirba, žino SEIR arba SIR modelius. Tai yra 4 žmonių kameros, tai yra ligai imlus, susceptible, užsikrėtę, bet dar esantis latentinėme periode, tai exposed, sergantis infected ir recovered pasveikę asmenys. Mes naudojame šiek tiek sudėtingesnį variantą, tai yra SEIQ-RDP modelis, kuris taip pat atsižvelgia į tai, kad žmonės gali būti paveikti, tai yra sukontaktavę su sergančiu asmeniu, tačiau dar nerodantis jokių simptomų, tai yra tame latentinėme periode, po to jie gali būti ligos nešiotojai, tačiau jiems simptomai vis dar nėra pasireiškę ir galiausiai, kai simptomai pasireiškia, jie tuomet, tarkim, atlieka testą ir yra izoliuojami nuo visuomenės. Ir tada jau arba išgyja, arba ta liga pasibaigė mirtimi. Tai čia tokia schema yra. Esmė yra ta, kad mes turime populiaciją ir nagrinėjame, kaip skiriasi individų skaičius, tas jų judėjimas tarp kamerų. Ir pagrindiniai parametrai, kurie mums yra labai svarbus, tai yra būtent infekcijos tas perdavimo greitis beta, dar žinomas kaip infectivity, latentinis periodas ir turbūt daugiausiai, ką mes atsižvelgdavome modeliavimą, tai yra apsaugos lygis, kurį mes įdėjome kaip šiokią tokią alternatyvą tam infectivity, kadangi vis tiek ligai infektyvumas yra kažkiek plius minus pastovus bet kurioje pasaulio dalyje, tačiau apsaugos lygis jis vis tiek priklauso nuo įvesto, tarkim, karantino kiekvienoje valstybėje ir taip toliau. Tai išvestinis turėjo būti, ne?
nes ten jūs padalinote tai iš Oi, tai čia D raidas pradingo, matyt, man dedant į skaidrės viską, atsiprašau labai. Jo, čia visur išvestinės kairėje pusėje. Jo, D raidė turėtume. Taip. Tai va, tai būtent, kad pačioje epidemijos pradžioje mes visiškai neturėjome duomenų iš Lietuvos ir tą apsisaugojimo koeficientą taip pat bandėme įvairiai keisti ir infektyvumą bandėme įvairiai keisti. Tai vienintelės turbūt valstybės, kurios tuo metu turėjo kažkiek daugiau informacijos, tai buvo Kinija ir Italija, kur buvo dideli protrukiai ir esmė ta, kad tos valstybės skiriasi taip smarkiai, kad paėmus vienos ir kitos parametrus ir pritaikius juos Lietuvai, mes galėjome turėti epidemijos piką ties 65 atvejais Lietuvoje balandžio mėnesį arba kitu atveju 1200 atvejų. Tai tiesiog visiškai klaidžiojame tamsoje ir viskas buvo labai neaišku. Ir kaip ir minėjau, daugiausia žiūrėjome į alfa, būtent tą apsisaugojimo lygmenį, kuris, čia turėčiau paminėti turbūt, kad kuo jis mažesnis, tuo vadinasi yra didesnė apsauga ir tuo liga mažiau plinta. Tai šiuo atveju, jeigu alfa yra lygus 0,02, mes galėjome turėti neva 1500 susirgymų iš viso, o tai yra susirgymų pikas. O kitu atveju galėjome turėti 70 atvejų susirgymo piką, kas iš tiesų ir buvo galiausiai arčiau realybės. Tai, nežinau, turbūt reikėtų taip sakyti, kad iš tiesų mes nagrinėjame būtent tuos pesimistinius ir optimistinius scenarijus, bet tiesiog, kadangi duomenų buvo tiek mažai, buvo visiškai neaišku. Ir šitie epidemiologiniai modeliai, jie yra absoliučiai priklausomi nuo duomenų ir labai priklausomi nuo parametrų reikšmių, kurias mes turime, bet kai turime visiškai naują ligą, tai yra labai daug nežinomybės ir turbūt, nežinau kaip gražiai viską apibendrinti, bet kol neturime duomenų, mes negalime daryti tikslių prognozių, bet tikslios prognozės turbūt ir nereikia tikėtis, kad mes kaip orų prognozės pasakysime, kad va čia už mėnesio bus taip ir žodžiu, pasiruoškite, kad čia bus blogai arba bus nelabai blogai, bet tai yra tiesiog kaip gairės, kad tarkim, mes turėtume stiprinti apsisaugojimo tą lygį, kad mes ateityje turėtume šiek tiek mažiau atvejų arba atvirkščiai turbūt nebūtų. Kaip Barbora, ar turime mes pakankamai duomenų iš ankstesnių epidemijų, ten ispaniško gripo, ebolos, SARS, MERS, Zikos ir panašių, ar netinka, pavyzdžiui, ankstesnės patirtis COVID plitimai prognozuoti? Sakyčiau, kad nelabai dėl to, kad kiekviena epidemija turi savo specifiškumą. Tarkim, aš prieš tai dirbau su tymų modeliavimu. Tai tymai turi visiškai kitokį ligos tą užsikrėtimo greitį, infectivity vadinamą. Nes kiekviena liga yra skirtingai laki, skirtingai plinta. Vienas žmogus gali užkrėsti skirtingą žmonių skaičių, ne vien dėl kontaktų, bet ir dėl pačios ligos specifikos. O man tas vis tiek įdomu, kaip tai globaliai vyksta, ar kitų šalių modeliai yra laisvai prieinami ir jūs galite, pavyzdžiui, juos tiesiog paimti ir pritaikyti Lietuvai, ar jūs taip ir darote, ar taip nedarote, ar taip galima, ar negalima? Nežinau, kiek tai galima, negalima daryti, bet pačioje pradžioje mes tikrai to rėmėmės, kadangi buvo labai sunku pasakyti, tarkim, kiek vidutiniškai vienas žmogus Lietuvoje kontaktuoja su kitų asmenų. Nes, tai tiesiog ir kiek galimai gali vienas COVID sergantis žmogus iškrėsti kitų. Taip, žiūriu, kad norite įsiterpti. Aš seniai norėjau įsiterpti, nes tai yra porą pastebėjimų. Šiaip vėlgi, dėl tie compartmental models, tas SERT yra epidemiologijos klasika. Visos lygos su jais modeliuojama. Ten tik parametrų parinkimas mažau tipo ir netgi šiaip modernus modeliai, tai jie vis tiek pagrįsti compartmental, tik tai kompartmenas maždaug tipo, tu modeliuoji, pavyzdžiui, kur Jungtinėje karalystėje naudojamas, tai ten tu modeliuoji atskiras populiacijos grupės
ir visiškas high-endas, kai tu trauki Google mobilumo duomenys ir mobilumo duomenys iš tyrimų, kad tu žiūri, kaip, ta prasme, tai reiškia, pas tave yra vidinis agentas, maždaug populiacijos grupės turi savo compartmental modelį ir tada tu dar modeliuoji, kaip jos tarpusavį sąveikoje pagal mobilumą. Ir tada jau gausi beveik idealų tikslų modelį, nu ne idealų tikslų modelį, labai neblogą modelį realistišką, kas, pavyzdžiui, Lietuvoje su SEIR modeliais, na, vienas dalykas, pavyzdžiui, yra, nu, nepagadarysit, nes tie, kaip Aistis minėjo, maždaug tie deterministiniai modeliai, jie yra bangų nepagausto ir taip toliau. Lietuvos yra įdomus atvejis, maždaug, tipo, kai mes tų duomenų vis dėlto tenais buvo pakankamai normaliai, jau po 7-8 dienų buvo galim ten viską daryti ir aš ten irgi tos atitinkamas SER modelį ten visai neblogai važiavo. Problema paaiškėjo maždaug, tipo, po fakto, maždaug, tipo, pusė atvejų buvo įvežtiniai. SEIR modelis, maždaug, tipo, įvežtinius negali atsižvelgti. Jis visiškai tam nesuvirtas. Jis yra natūraliai idealizuotai populiacijai, kur tau vienodas plitimas ir taip toliau. Tai jeigu tavo modelis yra visi įvežtiniai, nu tai įvežtiniai tau, ta prasme, tu bandysi pagausi tą dinamiką, bet tie tavo parametrai bus neinterpretuojami, nes tu gaudai dinamiką, kuri yra visiškai, kaip sakant, generuojama visai kitų procesų. Tai va, nu tai aišku, tai yra naudinga, bet reikia atsižvelgti. Jo, iš pradžių tas tikrai neveikia. Jo. Taip. Dar matome ranką kelia Jozas Vycenavičius, prašome pasisakyti. Taip, sveiki. Labai būtų įdomu išgirsti iš Aisčio daugiau. Nes jo, aš irgi kėliau ranką. Ką Jozai nori išgirsti? Noriu, mes labai lengva matematikams nuvaryti difliktis ir ten aiškinti. Tai gerai, supratau, tą ir norėjau. Tai čia yra vienas metodas, ką pristatė Vaidotas ir Barbora. Tada yra toksai praktinis, teoretinis metodas, pradedant visiškai iš kitos pusės. Tačiau koks yra modelis ar prognozė, kurią galiu padaryti darydamas mažiausiai prievaidų kiek įmanoma ir naudodamas mažiausiai parametrų kiek įmanoma. Ir yra čia toks labai paprastas pavyzdys. Žiauriai gerai veikia pavasarį, tiesiog exponential extrapolation su pastarųjų poros savaičių parametrais faktiškai idealiai prognozavo eigą tiek ligoninio apkrovimo, tiek šito. Tai tada, aišku, kyla klausimas, jeigu mes galim taip daryti, ar reikia kažką sudėtingiau. Bet čia vienas iš dalykų, kaip tokia nevaldoma, nekontroliuojama situacija juda. Tada kitas dalykas yra pasižiūrėti gerai, kaip šitas procesas iš tikrųjų veikia. Ir pavyzdžiui, su korona, ir čia epidemiologai irgi turbūt tą pastebėjo jau, kad beveik nėra difuzinio plitimo. Jisai labai židininis yra. Tai reiškia, tas procesas toks, jį gali sekti. Jisai juda labai aiškiam bangom ir aš galiu pabandyti kažką parodyti. Tai pabandysiu pasidalinti savo ekranu. Gerai, tai čia atsiunčiau tokį įdomų straipsnį, kuris apie, bet čia paskui galim pasiskaityti. Tai dabar, jeigu mes žiūrėtumėm į... Atsidarom ką nors. Kas iš tikrųjų vyksta? Tai čia yra balandžio pradžios toksai whiteboardas. Jeigu žiūrėti, pas mus plinta korona pačioj pradžioje, Lietuvoje mes neturėjom nevaldomo plitimo. Tai pradedam iš pradžių į pačią apačią. Kad jin iš esmės plinta bangom. Tai atėjo, žmonės užkrėtė kažką, tada ten kažkokie, nežinau, žmonės su žemu imunitetu, paskui jie užkrėtė savo šeimas, jie nuvažiavo į ligoninės, užkrėtė gydytojus, jie nuvažiavo, užkrėtė politikus. Tai iš esmės, jeigu dekonstruoti tą procesą, kaip jisai vyksta, tai jis labai aiškios yra užsikrėtimo bangos. Atvežė užsieniečiai, užkrėtė savo draugus, jie užkrėtė savo šeimas, jie nuvažiavo į ligoninę gydytojai, politikai. Ir tas labai matėsi visose valstybėse iš tikrųjų. Ir aišku, tarpas tarp bangų yra grubiai inkubacinis periodas, ar 2 inkubaciniai, kažkoks daugiklis iš inkubacinio periodo. Bet kada tos bangos baigsis, visai nėra aišku. Ką ir Barbora rodė pavasarį, kažkodėl visi tie modeliai pradeda mažėti. Bet prievaidų mažėjimui tuo metu nelabai buvo, tai jeigu tu paimi tas bangas ir sudedi jas į vieną, tai ką tu gauni iš tikrųjų tokį banguojantį modelį, kuris važiuoja į viršų iki kažkokios ribos ir paskui turbūt banguoja į apačią. Tai ir vėl, tada klausimas yra, kodėl kai kurias šalis ta korona užpuolė kaip vėjas, o kodėl kai kuriuose labai lėtai tas vyko. Ir mes žiūrėjom į kultūrą, pavyzdžiui, sveikinimosi kultūrą.
kuom skiriasi Italija nuo Japonijos. Tas Italas atvažiavęs ten išbučiuoja 100 žmonių per savaitę, Japonas mažiau. Ir pati tas sterilumo kultūra ir dar kažką, tai tas bangos kilimo greitis labai priklauso nuo, pasižiūrėjus faktiškai koreliaciją tarp sveikinimuose ir intensyvumo kilimo, pačioje pradžioje pavasario, ten faktiškai labai galima tas šalis palyginti tokį analizę. Tai vėl, dar kitas būdas yra tiesiog žiūrėti į procesą, bandyti suprasti, kas iš tikrųjų vyksta ir bandyti pasižiūrėti, kaip tai turėtų atrodyti dinamiškai. Čia, aišku, aš negaliu tiksliai pasakyti, ar 80, ar 800, ar 8000, bet kad ta dinamika tokia bus, galima nuspėti. Ir Vaidas irgi minėjo, tai čia kitas būdas. Kai aš neimu kažkokio egzistuojančio modelio, aš žiūriu į dalyką iš tikrųjų, kaip jis yra ir bandau tiesiog galvoti, susidėlioti, kaip jis veikia. Ir iš tikrųjų, ką mes padarėm čia, pradėjom testuoti ligoninės. Nes buvo aišku, kad pas mus COVID-as balandžio vidury greičiausiai yra ligoninių bangoje. Ir mes paėmėm Marijampolės pilną ligoninę, pratestavom Ukmergės, pradėjom tiesiog 100% testuoti visas ligoninės ir radom krūvą koronos. Ir tada, aišku, ta strategija testavimo pasidarė, kad testavom krūvą ligoninių ir prasivalėm karantino sąlygom. Paskui pastarą ten nuvažiavo į kitą pusę, bet yra ir toks būdas naudoti, grinai tokia, kaip sakyti, teorinį mąstymą apie tai, kas vyksta ir bandyti validuoti ją praktikoje. Tai pavyzdžiui, gerai, tai jeigu aš manau, kad ligoninėse, tai padarom Marijampolės ligoninę, padarėm, radom. Gerai, tvarkoj, padarom sekančią. Ir panašiai darėm su Nemenčinė irgi, nes teorija buvo, kad galbūt jau labai paplitęs ir Nemenčinė turėjo būti toks Vilniaus indikatorius. Dabar, jeigu Nemenčinėje būtų buvo žiauriai daug koronos, greičiausiai Vilniui irgi jau būtų buvę. Aišku, padarėm, radom nedaug visą miestę, tai nuvažiavom, tada ta teorija nepasitvirtino ir keitėm testavimo strategiją tenai. Tai čia vienas aspektas, bet dabar gerai, aš čia kažkokią lentą balandžio vidurio papaišytą, bet kaip tas bangavimas atrodo praktikoje, norėjau parodyti. Tai vėl, čia dabar, ką mes matom, aš parodysiu kelis dalykus, bet čia yra Vilniaus rajono savivaldybė 7 dienų vidurkis. Nu, atrodo grafikas kaip grafikas, nieko čia ypatingo, gal kažkokių bangavimų yra. Bet tada dabar aš jį persidarysiu, kad aš žiūriu ne į pačią kreivę, bet aš žiūriu į, ką aš vadinu, jos pagreitį, atvejų augimo pagreitį. Tai yra, nu, iš esmės, tai 7 dienų, pastarųjų 7 dienų atvejų skaičius padalintas iš prieš tai buvusių 7. Ir dabar, kas galėtų pasakyti, kad čia nėra beveik tobulo 14 dienų plitimo ciklo, kai pagreitis važiuoja į apačią ir žemyn. Į apačią žemyn. Čia Vilniaus rajonas. Iš esmės, šitas faktorius koreliuotų su stebimu effective R, kur Vaidotas minėjo, jis banguoja. Ir iš tikrųjų jis banguoja faktiškai tobulai. Tai 2 inkubaciniais periodais. Įsiterpsiu, kad, ta prasme, jei pasižiūrėsi, specialiai savo puslapį įdėjau RT dinamiką ir apačioje šitaigi būtent tą iš jų minėtą 7 dienų rodiklį. Ir dinamika yra beveik idealiai sutampanti. Prasme, visos kilimai ir kritimai yra, nu, ten beveik 1 prie 1. Taip, taip. Ir tai, kas yra įdomu, tai dabar mes turim R ciklus. Kitas dalykas yra žiauriai didelis regioninis plitimas. Ta prasme, jeigu, aišku, kai mes didinam apimti pačią rajoną, čia Vilniaus rajonas, tada jeigu pažiūrėsim, aišku, į pačią Lietuvą, tai tie ciklai gerokai ilgesni, bet irgi gan aiškiai išreikšti. Bet kas įdomiau pasidaro, kai mes pradedam žiūrėti į regioninės koreliacijas, tai vėl čia kodėl tai čia yra Vilniaus rajonas ir Vilniaus miestas. Ir faktiškai jie juda labai artimai, labai kartu. Ir šiek tiek atsilieka, bet faktiškai galim vos ne geografiškai atsekti, kur jie juda. Jeigu žiūrėti į Kauną ir Kauno rajoną, matysime faktiškai tą patį. Tai ir netgi einant tai čia aš taip rajonas su miestu, aišku, logiška, kad jie susiję, bet šitoks cikliškumas ir tas cikliškumas, kuris išlaikomas per laiką, tai yra kažkas, ką dar turės žmonės įsistudijuoti. Tai reiškia, kad nėra tokio eksponentinio plitimo, kur visi visus užkrečia atsitiktinai, čia labai aišku židininis plitimas einant aiškiais ciklais. Ir tas pat įdomu yra cikliškumas ir šiaip tas regional correlation labai išsilaiko, jeigu einant ir į valstybių lygmenį. Tai pavyzdžiui, ten jeigu pažiūrėsim Lietuvą ir Latviją, tai mes judėjom žiauriai panašiai. Tas ne pandemijos pradžioj, netgi visos bangelės kartu Lietuva, Latvija pakyla, taip toliau.
pasižiūrėti galima ir kokį nors, pavyzdžiui, Iraką ir Azerbaidžianą, irgi faktiškai judėjo labai, labai dinamiškai, labai panašiai. Aišku, ten yra kažkokių skirtumų tarp jų, bet ta visa dinaminis bangavimas, viskas labai panašus. Ir Irakas ar Azerbaidžianas susijęs tuo, kad tarp jų abiejų yra Iranas. Tai vėl tas tiek geografinė koreliacija, tiek tarp miestų labai išreikšta, periodiškumas labai aiškus, priklauso nuo to, kokio dydžio rajonas, tiek kartų bus inkubacinis. Tai jeigu ten žiūri Vilniaus rajoną, tai bus 2 kartų inkubacinis, jeigu žiūri didesnį, bus 3 kartų inkubacinis, jeigu Ameriką žiūrėsi, tai gali būti ir 5 kartų inkubacinis. Bet visas tas labai, labai aiškiai išreikšta ir tikrai čia toks, ir faktiškai nemačiau beveik modelių, kurie įtrauktų, pavyzdžiui, tą R faktoriaus ir plitimo, bet visą ciklinę dinamiką. Nes teoriškai, ką tai reiškia, kad R gali būti vienas, bet pandemija niekada nesibaigia. Jis važinėja į viršų į apačią, po truputį užkrėtinėja, kol neprasirga visi žmonės. Tai, tokių įdomių dalykų ir iš... Čia aš tik pridursiu, kad, tai, kad minėjai, Aisti, tai yra tie būtent mobilumo duomenys ir tas visas tinklas, tai yra, būtent tas yra epidemiologinių modelių high-endas, kur tu trauki mobilumą, viduje tau sėdi compartment model, maždaug, tipo, ar būtent Britai, ten JAV, ten lygiai tos pačius modelius naudoja, žinai, tipo. Jo, ir čia yra bottom-up dinamika, yra kitas modeliavimo metodai, irgi netokie populiarūs, bet turbūt gal net geresni, kai tas R yra skaičiuojamas ne tarp žmonių, ne tarp individų, o tarp regionų ir tarp kontaktinių tinklų. Tai jis toks kaip abstraktesnis lygmuo, nes tik tada pandemija baigėsi. Kai Vilnius nebeužkrečia Vilniaus rajono, kai Latvija nebeužkrečia Lietuvos, tai dažnai jis gali būti pakeltas į aukštesnį lygį. Bet, tai va, tokie keli pamastymai, tai turbūt santraukoje tai vienas, tai tokios teorinio mąstymo naudojimas, kaip kur mes galim rasti tą koroną. Aišku, jis naudingas pačioj pradžioj, kai jos nėra daug ir jos nėra visur. Ir kitas dalykas, tie visi cikliškumai ir neužmiršti, kad tas R irgi yra random variable. Ir čia dar turbūt yra periodic cycles, stochastic drift, tai yra sudėtingas. Viskas yra random variable. Ja. Tai tiek iš mano pusės, tokio, kaip sakyt, labai praktinio dalyko, tai kur testuojam, ką darom, tie modeliai turi pasakyti. Ir jie neturi baigtis tuo, kad pandemija baigėsi. Net dabar matau, kur modelius išleidžia žmonės į viešumą, kažkodėl sausio mėnesį viskas nuvažiuoja žemyn. O kur tas scenarius, kur nesibaigia? Jis apvažiuoja ir visi prasirga. Kažkaip nelabai žmonės mėgsta tą scenarijų rodyti. Ačiū, Aisti, labai įdomiai buvo. Dar galbūt prie Renatos norėčiau grįžti. Šiek tiek įdomu, gal kaip vyksta skaičiavimai ir koks matematinis aparatas naudojamas. Man atrodo, jūs liktais pritaikėt mašininį mokymąsi, esate pritaikysi, ar ne? Ne, tai ten tiesiog buvo pacientų duomenys, bet aš turėčiau pasakyti, kad yra labai daug modelių, negi Jungtinėje karalystėje naudojamų ir labai skirtingų. Ir turėčiau sutikti, kad patys sudėtingiausi yra agentų modeliai. Tai Oxfordas ir UCL'as turi ir jie visi yra prieinami internete. Bet taip jie dažniausiai koreliuoja mobilumą su beta parametro reikšme. Tai stochastiniai modeliai yra tie, kur kiekviena simulacija turėtų vis skirtingą kreivę, šiek tiek skirtingą. Tai, bet sakyčiau, kad vis tik deterministiniai modeliai irgi yra labai populiarūs ir naudojant deterministinius modelius ir tam tikrus tinklus, pasaulio tinklą, ar aš manau, vienas iš Imperial modelių naudoja netgi parametrizuotą visuomenę, kai apskaičiuojama kiekvienas žmogus, kur praleidžia kiek laiko parduotuvėse, namuose ir taip toliau. Taip kad iš tikrųjų yra ir labai sudėtingų modelių. O kiek matematinių modelių rezultatai ir prognozės atitinka realybę tuomet? Tai aš sakyčiau, turėčiau grįžti prie savo idėjos, kad yra labai sunku prognozuoti, kas bus iš tikrųjų, nes yra tas žmogiškasis faktorius. Bet taip, jeigu žiūrinti modelius kaip blogiausio atveju scenarijų, aš manau, kad kai aš pati pradėjau daryti tą parametrizaciją kovo mėnesį, Jungtinėje karalystėje visi kalbėjo, kad reikia pradėti lockdowną, optimizuoti jo pradžią, kad sumažinti kaip jie sakė, flatten the curve, kad sumažinti skaičių užsikrėtusių. Bet tarkim, kai aš padariau savo analizę ir pažiūrėjau, jeigu tu ir idealiai parenki optimaliausią pradžią,
tas sumažintų mirčių skaičių 10%. Ir kai aš dariau savo modeliavimą, tai už 2 dienų buvo Imperial paskelbė savo Flexman ataskaitą, kurioje irgi parodė, kad jeigu nepradėsi kuo anksčiau to lockdowno, tai tu niekaip nesuvaldysi epidemijos. Aš čia pridursiu, tas, kaip sakant, su modelių prielaidom, nes Britai pačioje pradžioje biškai prašovė su modeliais, nes neįtraukė ligoninės aplitimo, tai ten buvo problemų. Bet čia bendrai, jeigu šnekant apie patikimumą prognozių, tai kas labai įdomu, trumpalaikės prognozijas, ten kokią savaitę į priekį, tu galėtum labai tikslės pateikti. Ten tiesiog iš elementarių augimų, kaip Aistis minėjo, loktiesnis modelis, jei turi pas tavę ir eksponentinis augimas, labą dieną, dar pridėk testų skaičių. Paskutinės 8 savaitės buvo spot on ligoninės. Jo, ta prasme, nes tau, visas čia, kas yra ten tie epidemiologiniai modeliai, jie tau parodys maždaug tipo, iš tikrųjų labiau scenarijai, maždaug tipo, nes tas RT arba parametras ten beta, nes tiesiog, pavyzdžiui, tą RT gali, tavo R efektyvusis iš tikrųjų yra išsiskaičiuojamas per šitągi, gali išskaičiuoti iš to SER modelio parametrų. Tai jeigu tu modelį, tos parametrus atitinkamai pakeitė ir ten, aš irgi dariau vieną tokį modelį ten, tiesiog įdedi, kaip sakant, formą funkcinę. RT, kad maždaug tipo davai, padarykim, kad jisai mažėtų. Ir tada tau visą epidemiją ir užlenks. Ir tada tu taip gali žaisti scenarius maždaug, tipo, kad pažiūrėkim, kokia yra tavo, kaip sakant, adaptyvus tas R, kaip iš čia, ar čia tau, pavyzdžiui, jeigu mes turim kažkokį tai apribojimų vedimą, tada, tarkim, jei apribojimų veiks taip, tada užlink šitai. Jeigu pažiūrėsim, kas tada bus. Arba gali, pavyzdžiui, aš tą nebaigiau daryti, nes, tai tiesiog gali adaptyviai vertinti tą RT iš praėjusių duomenų ir bandyti spėti į priekį, maždaug tipo kažką ten daryti. Tai trumpo laikotarpio prognozės yra pakankamai galima jas sėkmingai daryti, ilgos laikotarpio ir scenarijai, čia atsiranda maždaug tipo linksmybės. Ir, kaip sakant, kaip ten bet vėlgi scenarijai yra scenarijai, viskas priklauso nuo žmonių. Čia yra tau elementariausias ekonomistų naudojamas bairis, maždaug tipo kaip sakant, mes pateiksim scenarijų, jei scenarijus nepasitenkino, reiškia, ne taip žmonės elgėsi. Jo, bet šiaip turėčiau paminėti, nežinau, čia, aišku, kiek čia žmonės nuspėjamai elgėsi, kiek ne, bet gruodžio pradžioje sudarytos prognozės sausio 1 dienai, tai praktiškai dabar beveik skaičius į skaičių atitinka tiek mirčių, tiek susirgimo atvejai. Taip, bet, čia irgi... Turėjau, kad nevaldomas eksponentinis augimas. Lygiai tą patį, bet su Exceliu aš gaunu, ką su Seiru gaunu. Esmė, kad kai yra toks procesas nuspėjamas, jį lengva nuspėti ir paprastais metodais. Bet kai procesas nenuspėjamas, kartais sudėtingi modeliai pameluoja, nes jie turi tam tikrų prielaidų. Tai čia dabar tai labai daug modelių veikia. Jo. Ir manau, veiks, kai leisimės irgi. Jo. Tik tai dabar turbūt pagrindinis klausimas yra, kada tas pikas bus. Nes irgi minimaliai keičiant parametrus, tas pikas šiek tiek važinėja. Tai kaip jūs minėjote. Bet matėt, aš kai rodžiau ciklą to augimo, kodėl visi kalba apie 14 dienų? Todėl, kad jeigu pasižiūrėtumėm į tą cikliškumą to ar savaitinio augimo, ar pagreičio, ar R, tai jisai yra bent 14 dienų, didesnėm yra 28 dienos. Ir tada, jeigu 28 dienas mes matysim, kad krenta, tai jau tada galėsime teikti. Iki 14 lokaliai, pavyzdžiui, visokiose savivaldybėse ir, dažnai, kuo didesnis regionas ir mes stebim tos rodiklius, piką reikia vertinti su trumpesniu laiko etapu, bet ko neteis, to nežinosim, aš taip galvoju. Jo, nes aš tai norėčiau pastebėti, kad labai reikia atsargiai su naujais atvejais žiūrėti. Nauji atvejai priklauso nuo testavimo. Per kalėdas testavimas nukrito, nauji atvejai nukrito. Labą dieną maždaug, tai tavo modelis, kuris, kaip sakant, jei tu modeliuoji naujus atvejus ir sakai, žiūrėk, krenta, testavimas nukrito. Nes vienas tas rodiklis, kurį verta žiūrėti ir kuris parodo maždaug, ar tavo nauji atvejai yra daugiau mažiau normalūs, tai yra tas teigiamo tyrimų dalis. Tai reiškia, kiek per 7 dienas iš testavimų mes turim šitągi atvejį. Ir labai toks įdomus, pas savaitgaliais jis sudos kyla. Ir Lietuvoje jis dabar apie 25 atrodo, kai PSO, sako, maždaug pasaulinės sveikatos apsaugos organizacija, kad turi būti 5%, kad kontroliuotum epidemiją. Tai jeigu tas rodiklis virš 5%, tai tada ten tavo naujų atvejų dinamika yra
atsiranda toks galimybė sužaisti su matematiniais modeliais ir pražiūrėti maždaug tipo tą situaciją. Nes pačia dėl to atsiranda toksai, kas Vaislis minėjo, tas adaptyvus dalykas, kad tu turi žiūrėti iš tikrųjų, žiūrėti, kas vyksta, keisti savo testavimo strategiją ir pagal ją žiūrėti maždaug išgaudyti, tipo, kur ten viskas vyksta. Nes pavyzdžiui, mes parametrų kalibracijas su Algiu Džiugiu irgi darėm. Ta prasme, tą, ką dabar Vaidas pasakė, mes pabandėm pamatuoti, darant prielaidą, kad į ligoninės atvažiuoja vis tiek panašiai žmonių. Tai dabar naujų atvejų skaičių, jeigu norim lyginti su spaliu, reikia iš 1,5 dauginti, 1,7 gal su dabartiniu. Tasme, yra labai gražus ryšys, iš kiek maždaug reikia pasidauginti atvejų skaičių, kad jis būtų lyginamas su spaliu. Bet čia vėl tas metodas, kur tu žiūri gerai iš duomenų, kuriuos aš turiu, kaip aš galiu, aš žinau, kad parametras netikslus, ar galiu aš estimating, ant kiek jis netikslus, order magnitude. Ir va šitas darbas irgi toks labai iteratyvus ir žiūrėti ten, pavyzdžiui, įdomus dalykai čia būtent yra hospitalizacijų, mirčių skaičius, teigiamų testų procentas ir atvejų skaičius. Jie iš tikrųjų tie ryšiai gana stabilus tiek vasarą, tiek rudens pradžioj ir paskui tu matai, kada santykis drastiškai pradeda keistis. Tai vėl va jums, Barbora, jeigu modeliuojat seirų, dar kažką tuos parametrų kalibracijos, cross koreliacijos pasižiūrėti, kaip iš netiesioginių parametrų galime estimating, ten visai neblogai gaunas. Ir jeigu jau patarimus dalinam Barborai, tai modeliuokit visus regionus ir savivaldybės ir apskritis. Nes šiaip idėja visi modeliai tarptautiniai, kurie veikia, tai yra tiesiog tu darai treininį visą pasaulį ir tada naudoji maždaug tipo kalibruoji modelius pagal kitų šalių parametrus. Vienas ten modelis, kuris yra visam pasauliu buvo padarytas, jisai brutaliai paprastas. Tiesiog tu modeliuoji kreivę, tai tavo gausos skirstinys su 2 parametrais, log, ta prasme. Ir tada tu paleidi ant tų parametrų, čia minėjo šitos daugialypius multilevel modelius, ir tą patį principą naudoji, kad tu darai ant tų, dedi regresorius intervencijas, kurias irgi surinkęs, ir tas modelis tau puikiausiai viską padaro, parodo maždaug, nes tu gaunasi, kad tu iš skirtingų šalių tau jos vieną kitą kompensuoja. Tai šičia yra, pavyzdžiui, ant Lietuvos apskričių, pavyzdžiui, nes savivaldybės irgi yra kai kurios pernelik mažas, bet ant apskričių tai tikrai būtų verta padaryti, kad pasižiūrėti, o tai kiek nukrypsta konkrečios apskrities nuo visos šalies. Nes tada atsirastų maždaug toksai, kad tavo galutinis modelis mokytųsi iš atskirų apskričių. Tai tas yra gana neblogas strategija. Laikas labai greit bėga, mes norim dar spėti keletą temų užkabinti ir pakalbinti ir Agnės ir Renatą. Ir dar Juozas nori pasakyti, kelia ranką. Tai gal greitai Juozai duodam žodį ir tada dar pakalbinsim Agnės ir Renatą. Taip. Mes esame, čia visi matematikai labai maloniai susirinkę, šnekam apie diferencialinės lygtis, apie Monte Carlo simulacijas, bet mes žinom, kad po 400 ir daugiau žmonių miršta per dieną, per savaitę, ta prasme, iš statistikos departamento duomenų ir panašiai. Ir labai lengva mums čia šnekėti apie tos modelius ir varyti tą 100 metų senumo idėją, tą inerciją iš akademinės bendruomenės, kai kažkas padarė modelį prieš 100 metų, ten Siro, užrašė deflyktis, tada visi 100 metų po truputį tobulina daro. Bet mes elgiamės visiškai priešingai, ir ne tik ne Lietuva, bet ir negu kaip turėtume elgtis, jeigu iš tikrųjų, nežinau, karo ir ekstremalios padėties atveju, ką mes dabar turime. Ir problema, ką politikai ir kas priima sprendimus ir yra vienintelis dalykas, kas svarbus ir kas lemia, yra decisions. Ką mes priimam, ką mūsų modeliai sako, yra netaip svarbu ir kas ten geriau, kokią normą sufitins ir panašiai. Tai aš taip noriu šiek tiek kontroversiškai iškelti tą klausimą, nes ir aš esu pats įsitikinęs labai stipriai, mes labai stipriai visai ne toj pusėje, kalbam apie matematiką ir visai ne toj pusėje mes kalbam apie matematiką, prognozavimą, modeliavimą, bet mes nekalbam apie kokybišką statistiką ir iš tikrųjų sužinoti, kokia dabar yra padėtis, kas vyksta ir nenaudoti jokių modelių. Nes jeigu mes nenaudotumėm jokių modelių, bet tiesiog galėtumėm
susirinkti gerą, aiškę statistiką, ką labai darė, nežinau, Antro pasaulinio karo metais, nežinau, ar amerikiečiai, ar panašiai. Tai mes ir taip galim priimti labai gerus sprendimus. Tiesiog sakykim, kad kas dabar yra, mes žinom gerai praeitį, to nepaneigsi, nesvarbu koks modelis, mes žinom, kas dabar yra, mes žinom ir tiesiog analizuokim tai, ką mes žinom. Ir tada jau mes, kai turim kažkokius gerus duomenis, kažkokią gerą statistiką, tada mes galim ten savo modelius daryti, dar kažką, bet mes dabar, man toks įspūdis, visai netoj vietoj telkėmės. Ir aš tiesiog norėčiau iškelti ir paklausti žmonių, ar nematote, kad galbūt matematikų ir mokslininkų bendruomenė visai netoj vietoj susitelkusi. Nes gal mes turėtumėm visi būti mobilizuoti, rinkti ir klausimynus dalinti, ką Agnė daro, ir iš tikrųjų išsiaiškinti, kas vyksta ir galvoti apie kokius sequential adaptive stratified sampling metodus daryti, kad ištraukti geriausią informaciją, o ne galvoti, kaip čia pridėti dar vieną parametrą į savo defliktį, ar ten kokią Monte Carlo dar vieną simulaciją praraninti kažkokiame scenarijų ten based modelinėje. Tai aš norėčiau, kad kad dalyviai sakytų po nuomonę šiuo klausimu. Aš pirmas pradėsiu, nes tai ką aš darau šitągi, būtent, tai yra, kad surinkim normalius duomenis. Ir tas mirtis kiekvienas, tai visi mano siūlymai ir tas kalbėjimas viešai, šitas įsitraukimas yra ne dėl ten kažkokių taip parametrų, taip toliau maždaug, tipo tam, kad sustabdyti mirtis. Nes, yra fiziškai skauda, kai tu, ta prasme, duomenys yra duomenys, bet kai tu išgirsti medikus, kur ten kažką, tai jie kaip dirba ir kai pamatai tas mirtis didėjančias ir žinai, kad jos tik tai didės, tai yra tikrai nėra, kad čia maždaug aš dabar čia lengvai šneku, bet, tiesiog yra, sunku. Tai būtent tas duomenų surinkimas, nes, ir būtent tas, ką aš rinkau tos duomenys ir ką pušinu, kad mes turėtume jų kuo daugiau, kad jie būtų teisingai surinkami ir kad mes realiai matytume tą situaciją. Nes dabar, tiesiog yra gausybė dalykų, kaip mes sveikatos mūsų sistema renka duomenys, kuriuos yra užleisti ir taip toliau padaryti, juos reikia sutvarkyti. Ir aš visiškai tau pritariu. Modeliai mus gali informuoti ir juos reikėtų naudoti, kai mes neturim duomenų, naudoti kitų šalių patirtį ir taip toliau. Bet pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai yra surinkti visus mūsų dabartinius duomenis. Bet tai yra, ta prasme, labai sunkus darbas, nes įsivaizduot, kokios yra, kaip sakant, priaugusios ir užkerojusios IT sistemos mūsų šalyje, kad kitų duomenų normalių būtų galima juos paviešinti ir kad visi matematikai galėtų paimti juos ir analizuoti ir padėti priimti sprendimus, kad būtent suvaldyti tą mirčių skaičių ir padėti medikams. Nes visą tą modelį, man asmeniškai modeliai nusispjaut. Aš viską darau tą ir stengiuosi padėti, kad mes suvaldytume šitą krizę ir kad tų mirčių ir šitųgi ir ligonių ir kad medikai galų gale galėtų atsipūsti. Nes, sakau, kitaip čia nieko nebūtų. Dar kadangi Juozas užsiminė apie Agnę, tai būtų įdomu gal išgirsti, kas svarbu epidemiologams, kokius aspektus jie nagrinėja. Antrodo, įdomu paminėti, kad šitą pandemiją paliečia labai daug žmonių ir įvairių rezultatų. Pavyzdžiui, mes dabar aptarinėjom naujus atvejus ir mirtis, iš esmės 2 tokius outcomes, kuriuos bando modeliuoti, bet pavyzdžiui, kiti svarbus dalykai yra su ne COVID mirtis, kurios dėl kažkokių kitų priežasčių, kurios nebuvo gydytos, sveikatos sistemos apkrovimas, sveikatos sistemos resursų mažėjimas, moksleivių rezultatų blogėjimas, kai mokyklos yra uždaromos, ekonomikos ilgalaikis kitimas ir tokie parametrai, kuriuos ypatingai sunku, man atrodo, su tais matematiniais modeliais turbūt apskaičiuoti. Ir čia, man atrodo, yra ta dalis, kur jau yra sprendimų priėmėjai, kurias Juozas dabar paminėjo, turėtų kažkaip daugiau apie tai kalbėti, nes kaip ir Vaidas Raistis sako, šitie mirčių ir atvejų prognozavimas yra gan paprastas uždavinys. Tai net nereikalingas labai sudėtingas modeliavimas dažnai tam. Bet visų šitų papildomų šalutinių reiškinių, gretutinių, nenumatytų, jų prognozavimas būtų įdomus. Bet tas nelabai, netiek plačiai, man atrodo, yra galbūt aptarnėjama. Žiūrėkit,
tie sprendimų priėmėjai, kadangi jis nesuaišytose, tarybose, aš jau dviejose, vienoj buvo, kitoj, sprendimų priėmėjai tikrai galvoja apie neigiamas pasiekmes ir, pavyzdžiui, dabar ten yra psichologai ir taip toliau. Niekas laisva ranka neįveda apribojimų ir taip toliau, kaip yra visa diskusijos ir stengiamasi, bet, vėlgi, reikia turėti omeny, kad tu turi priimti sprendimus, kurie pirmas dalykas tai yra sveikatos apsaugos sistemos atgaivinimas, nes jinai dabar neveikia. Tai šitągi, o toliau ir kai tu turi šitą didžiausią problemą, tai tada kitos problemos atitinkamai yra, jeigu jas pradėsi kreipti apie mokinių problemas, tai taip, suleiskim mokinius atgal į mokyklą, jų psichologinė sveikata pagerės, bet tada mes tikriausiai epidemiją turėsim dar mirčių papildomai dėl plitimo ir taip toliau. Tai ką tada daryti? Tai tu visada sprendimų priėjimas, Lietuvoje, aišku, dabar yra, kad mes priėmam sprendimus, kokius esam visiškoj kriziai, tai tu turi koncentruotis į pačią esminį dalyką. Ir čia būtent matematikai, tie modeliai, tada ateina toks geras dalykas, nes sprendimų priėmėjams daro labai didžiulę, kaip sakant, įtaką, o būtent tie scenarijai, what if, kurie tau sako maždaug, kad tu, pavyzdžiui, įtikink, ką nors, kad padarykim šitai. Jeigu, pavyzdžiui, ateina, aš ir sakau, žiūrėkit, aš matau, kad čia tokį. Ir kas, kad tu matai? Čia tavo viena nuomonė. Bet jeigu tu pasiremi studiją, dar kažką, taip toliau, tai tas veikia ženkliai geriau. Dėl to yra dabar ekspertų tarybos, kaip sakant, ir taip toliau. Aš pateiksiu, aišku, pavyzdį šitam. Spalio mėnesio pradžioje ligoninės norėjau uždarinėti COVID skyrius, nes jau pandemija baiginė. Ta prasme, praktiškai mato, kad nėra. Tai mes tada atvarėm su eksponentiniais modeliais ir gazdinom, kad čia tik tai pradžia. Dažnai nuo vasaros pradžios visi šitie dalykai tik tai kils, tai reikia atidarinėti daugiau lovų. Ir tada, taip gali įtakoti polisį. Ir visas šitas dalykas, modeliai, ką Juozas sako, modeliai įdomus, viskas tvarkoja, bet jie neturi guosti. Kai matematiniai modeliai suteikia vilties sprendimų priėmėjams, tai tada tai reiškia, kad nieko nėra daroma. Ir dėl to aš visada nesu fanas modelių, kurie rodo, kad nukris tie atvejų skaičiai, naudojantis kažkokiam prielaidom, nes tai reiškia, verčia žmonės laukti. Bet dėl duomenų surinkimo, tai tikrai, matot, kokį efektą davė, pavyzdžiui, mirčių atvejų paskelbimas ir kasdienės pertekliaus statistikos skelbimas, kas savaitinės. Politikams tai svarbu irgi. Bet iš esmės tas, ką reikia daryti, tai yra gan paprasta. Strategija kovos su COVID yra karantinas, testavimas ir skiepijimas. Labai sunku šalis, kurios padarė kažką geriau, tai faktiškai tik Pietų Korėja, kur labai agresyvus modeliavimas, testingas ir panašiai, bet iš esmės tos nėra tokių, kad lengvos priemonės, kažkokie duomenys ir viskas susitvarko. Man atrodo, dar buvo įdomus tyrimas apie kaukių efektyvumą. Renatas, liktais, ar galėtum plačiau pakomentuoti? Galbūt. Kuo efektyvios kaukės? Tai iš tikrųjų tai buvo labiau analizė, kas jeigu situacijai. Ir gal atsiliepiant į Juozo klausimą, aš manau, mes kiekvienas darom tai, ką darom geriausia. Ir modeliuotojai daro geriausiai modeliavimą. Ir kaip Agnė užsiminė, kad duomenų rinkimas taip pat yra menas ir mokslas ir reikia duomenis rinkti irgi išmaniai. Tai dabar dėl mūsų studijos apie kaukės. Tai taip, vienas iš modelių buvo modifikavimas SIR modelio ir iš tikrųjų mūsų išvada dar gegužės mėnesį buvo, kad jeigu mes turėsim tik tai lockdownus, tai neišvengsime kitų bangų, bet jeigu drastiškai 100% būtų nešiojamos kaukės ir efektyvumas būtų bent 50% sustabdyti kaip įkvėpimą tų kaukių, tai galėtų tikrai turėti didelę įtaką kaip scenarijus. Tai ir aš manau, kad tuo metu tai buvo ganėtinai geras laikas tą straipsnį turėti ir aš tikiuosi, kad tai šiek tiek padėjo apsispręsti Britų vyriausybei. Tai nebuvo esminis faktorius, bet manau, tai, kad mes turėjome daug kaip
viešo laikraščiuose ir internete, apie tai buvo daug kalbama, tai šiek tiek padėjo priimti sprendimą parlamentui. Šiaip mes tai ir praktikoje matėm, aš dar įjungsiu greitai grafiką irgi. Birželio 16 mes atšaukėm karantiną, praėjus maksimaliam inkubaciniui periodui, faktiškai skirtumas tarp čia yra tai, kad visi nusiėmė kaukės. Ir mato tas pagreitis vasarą, ar ten ar kaip jūs norite įvadinti, pandemijos greitis, iškart skirtumas tarp čia ir čia buvo kaukės. Ir tarsi kaukės irgi toks dalykas, kur vienas yra efektas grinai fizinis, ten net jeigu 7% apsauga ir taip toliau, kitas yra toksai psichologinis aspektas. Čia kaip kipa, jeigu, kaip sakyt, kaukė primena, kad yra pandemija, tai tikrai yra efektas ir mokslinis, ir ten epidemiologiniai modeliai, bet ir tas grinai psichologinis. Mes tik nuėmėm kaukę, tik atšaukė kaukės, iškart prasidėjo kilimas toks, koks faktiškai turėjom per rinkimus. Jau buvo vasara, Liepos mėnesį. Tai tikrai labai pritariu šitai. Dar galima pašnekėti apie kontakto atsekimą, kaip jis vyksta ir ar tai efektyvi kontrolės priemonė? Čia epidemiologai gali. Kontakto atsekimas šiaip yra, aš vėlgi iš savo varpinės, vėlgi, kai Aisis minėjo Pietų Korėją, Kinija, kaip sakant, man atrodo, Naujoji Zelandija, bet man atrodo, paminėkime Azijos šalis, nes tenais Taivanis, irgi, ten yra agresyvus kontakto atsekimas. Ten tik pasirodo vienas atvejis, iš karto uždaro ir iš karto vis atsekinėja. Tai jisai labai gerai veikia būtent pačiai pradžiai. Bet būtent Lietuvos atvejis ir kodėl aš čia, kaip sakant, taip, nekrikštoju, bet, kaip sakant, krizė, nes mūsų tavo ten VSC. Ir čia buvo toks labai įdomus dalykas, kad iki kitų duomenų NVSC jie vis tiek dar oficialiai neskelbiami ir kai galų gale, kaip sakant, per prezidento tarybą pavyko juos išsimušti, tada paaiškėjo, kad mūsų tos kontakto atsekimas, jau tada visi žinojo, kad jis beveik nelabai veikia, bet tada buvo akivaizdu, kad iš jų jie neatseka, 50% atvejų yra nežinomas. Ir, aišku, NVSC labai supyko ant to mano pasakymo ir taip toliau, bet po savaitės jie prisipažino, kad žinote, vis dėlto mes žiūrėkit, mes 50% atvejų neatsekam. Tai vėlgi, kai mes turim dabartinę situaciją su tokiu užkrečiamumu, tai tas atsekimas epidemiologinis, jisai turėtų būti nedaromas. Tada reikia tik sugaudyti, maždaug tai testuoji, tą, ką tu testuoji, kaip sakant, kad žmonės suizoliuot, kad juos efektyviai žmogus galėtų pasitestuoti, žinot, aš sergu, tada izoliuojuosi, bet atsekti, iš kur jis atėjo, ta prasme, dabar, pavyzdžiui, statistikos departamentas, su Aišia pagalba, paleido šitaigi, sujungė pagal testavimo duomenys su Sodros duomenys. Iš ten yra geriau, tu gali pasakyti, kas vyksta, ta prasme, automatiškai, be jokio epidemiologinio atsekimo, kuris, aišku, vėlgi, tai nereiškia, kad NVSC ir epidemiologų darbas yra nulis, tai čia yra jokių būdų, bet vėlgi reikia turėti, tas yra kokios priemonės tinkamos kokiu laikotarpiu. Dabar, pavyzdžiui, NVSC ką daro, jie vis dar atsekinėja tos kontaktus, bet 50% yra neatsekta. Tai mes tada gaunam, tarsi, tos duomenys, bet kokią dinamiką, kur to 50% atveju tu nežinai, tai bet kokią dinamiką tu gali sakyti, man čia krenta, bet ką žinau, man krenta, nes aš pusės vis tiek nematau. Tai tokios, prasme, matematinės įžvalgos tada prie to, kad sekamumo yra nesąmonė, tai kam tada švaistyti resursus? Tai tada juos reikia atsisakyti. Tai va. Tai aš tai manau, kad čia didžiausia klaida pasaulio yra contact tracingas. Tarsi, kad iš vis tokias tai buvo afišuojama kaip strategija kovoti su pandeminė liga. Ta prasme, ir čia vėl epidemiologai gali gal pakomentuoti detaliau, bet su endeminiam lygom, ten, kad ir ta pati ebola, kurios lėtai plinta ne aerozoliniais kanalais, kurios yra išplitusios lokaliuose regionuose, galima šitą daryti, kaip ir su tuberkuliozė ar dar su kažkuo. Tiesiog su tom lygom galima žaisti, kai jų yra mažai. Su pandeminiam lygom čia tai, kad visi turėjo iliuziją, kad mes darysim contact tracingą ir veiks. Net ir Kinija contact tracingas gali veikti tik tai su drastišku lockdownu ir visišku suppression strategy. Tarsi čia toks užsiliuliavimas ant to, kad mes galim daryti contact tracingą. Tiesiog, jeigu būtų visi pripažinę, kad neįmanoma pandeminį lygai contact tracingo daryti ir galvojam geriau apie masinės testavimo metodikas, apie simptominius, tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, simptominės diagnozės. Kiek žmonių iš čia sirgo gripu? Pakelkit rankas. Aš sirgau. Niekas nesirgo? Kažkada. Kiek žmonių darė PCR gripo testą?
Kiek kartų jums buvo gripas diagnozuotas su PCR? Ne, aš 0 kartų. Ta prasme, čia toksai irgi, dažnai, kodėl mes pamirštam tokius bazinius simptominę diagnostiką. 52% praeitą savaitę simptominių testuotų COVID buvo COVIDas. Tai yra, kurie turėjo simptomus, buvo COVIDas. Jeigu čia PCR tikslumo, čia tokio pačio tikslumo testas ir skauda gerklę, kaip pagert. Tai dažnai yra daug bazinių, labai gerai, ir aš irgi papaustinsiu, Amerikos žvalgyba po SARS darė retrospekciją, kas veikia, kas ne ir kokie metodai naudojam. Ir išvada buvo, kad 19 amžiaus priemonės pačios efektyviausios prieš SARS. Ir mes tą visiškai pamiršom, pradėjom duomenų mokslas, molekuliniai tyrimai, contact tracingai ir taip toliau, kas, faktas, reikia pripažinti, kad tiesiog neveikia. Tai mano toks gal labai pesimistinis vaizdas, bet bazinės priemonės gerai gyvenintos turbūt geriau veikia, ką ten darė Kinai ir Tailandas ir toliau. Agne, tai jūs gal galite dar trumpai pakomentuoti šitą? Man atrodo, priklauso labai ir nuo atvejų skaičius, nuo resursų tokio balanso. Jeigu atvejų yra mažai, kaip Aistis sako, tada aiškiai efektyvumas gali būti didesnis, bet jeigu jau yra 50% neatsakamų, tai yra mažas efektyvumas. Man patiko, prieš kažkiek laiko buvo Anglijoje studija, toks pseudo eksperimentas, kai jų dėl Excelio parametrų daug kontaktų buvo netreisinama. Tas tai geras buvo. Tai yra tyrimas pasižiūrėti, koks tų neatsektų kontaktų poveikis. Tai tose vietovėse, kur buvo daugiau neatsektų kontaktų, aiškiai atveju padidėjo. Tai šioks toks įrodymas, kad kontaktų treisimas bent kažkiek prisideda prie mažinimo. Kiek konkrečiai turbūt labai priklauso nuo resursų ir nuo konkrečios situacijos. Matau, Gytis turi kelią ranką, gal labai greitai pabandom atsakyti klausimą, nes liko 3 minutės. Aš tik norėjau paklausti, kaip dėl besivystančių šalių iš pat pradžio buvo ten daug visokių baimių, kad ten kokia nors Afrika pradės badauti ir visa kita. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai visą laiką maniau, kad jos jaunesnės 20 metų, COVIDas daugiau vyresnius kabina, tai gal ten tai baisiai nebus. Ir va dabar, pavyzdžiui, iš pažįstamų girdėjau, kad tarkim Indijoje vis dar veikia contact tracingas pilnai ir berods pas juos atvejai žemyn važiuoja. Tai gal turit kokių nors, nežinau, įžvalgų. Tai mes, čia labai geras pavyzdys, dėl to, kad jie neturi high-tech metodų. Ir, pavyzdžiui, mes irgi su endcoronavirus.org, tokia yra ten entuziastų koronos bendruomenė, mes konsultavom Argentinos Vilas Miserijos. Tai ten Alefavelos, ir ten jie irgi susitvarkė, nes jiem paaiškinom bazinius metodus, ten yra chief favelista, kurio visi klauso ir yra pasakyta, kad šitos grupės vaikai eina į šitą vietą žaisti, šitos čia. Ir visi klauso bazinių labai durnų priemonių ir nebuvo protrukių milžiniškų. Ten jie tos Vila Miserijos Argentinos apie Buenos Aires irgi susitvarkė. Tai čia visiškas paradoksas, mano nuomonė, čia yra dėl to, kad atimi technologijas, visi nustoja galvoti, kad visokios programėlės, contact tracingai, NVSC čia mums pasirūpins. Ir tada žmonės žino, kad čia kiekvienas už save, dėvi kaukę, nevaikštai ir tada išsisprendžia. Baziniai metu, nežinau, mano nuomonė. Čia aš aišku šitą, dėl Afrikos. Tenais Afriko vis dėlto ten yra tokia, kaip sakant, būtent pas juos, kadangi buvo ebolos, taip toliau, jie turėjo daug, nes pastebėkime, kas geriausia sutvarko. Tos, kurios turėjo epidemijas, kurios juos palėtė ir kurie jau turi atidirbtus metodus, kaip su tai tvarkytis. Nes tiek, pavyzdžiui, SARS Pietų Azijoje jis kaip praėjo, ten žmonės dabar atėjus tą epidemiją, nusipūtė, kaip sakant, dulkės nuo protokolų prieš 10 metų ir viską padarė. Lygiai taip pat Afrikoje, ten irgi. Tu turi bendruomenę, tu turi supratimą, kad tavęs nieks neišgelbės, neateis dėdė taip toliau, tada tu imiesi efektyviausių priemonių, kurias veikia ir viskas, žinai, tipo. Tik aš vis dėlto norėčiau prieštarauti, aiškiai dėl to contact tracing ir taip toliau. Na, kas čia yra epidemijos, yra suvaldymas ir yra ekonominė situacija. Ir čia yra tokie du balansai. Jeigu tu, pavyzdžiui, tos efektyvios priemonės, tau sužlugdo ekonomiką. Tai Afrikoje ir favelose, jos ir kaip ir taip nėra, tai ten nėra ką žlugdyti, maždaug, tipo, aš čia taip labai grubiai pasakysiu. O pas mus Europoje, maždaug, tipo, tu turi paleisti, maždaug, tipo, kai yra, ta prasme, mes turim daug kontaktinių, maždaug, tipo, veiklų, daug žmonės kontaktuoja tą ekonomiką, jeigu tu sustabdysi, turėsi problemą. Tai ir tas bandymas išbalansuoti, kaip sakant, kad ekonomikos nestabdyti
ir kažkaip suvaldyti, ir priveda prie to, kad, tada, aišku, vėl čia atsiranda, kad standartinės klausimas, kada sustos. Sustojo. Tačiau tu nusipirki laiko, bet tu esi, kaip sakyt, tu galvoji, kad tu gali išvengti, neišvengti. Tai taip, čia tas vis dėlto atsižvelgia maždaug, nes jeigu tu taikysi, pavyzdžiui, kaip kinai parodė, jei tu taikysi griežtas tas standartinės priemonės, pačioj pradžiai nelauki, kai tu pamatai vieną atvejį ir skeli aliarmą, maždaug, iš karto paleidi testavimą, taip toliau, tu sugaudai visus, tada viskas gerai veiks. Jeigu tu yra vienas atvejis, kaip Aistis, pavyzdžiui, ten augimas vyksta nuo Liepos mėnesio, eksponentinis, maždaug, uždarinėja COVID skyrius. Come on, maždaug, tai tu turi mes. Spalio mėnesis ten buvo, maždaug, siūliau Trakuose karantiną paskelbti rugpjūtį. Jo, tai žodžiu. Nelabai nebuvo priimtas sprendimas. Tai praeis. Tai su tokiu požiūriu, kad praeis. Nes yra contact tracingas, išgaudysim, situaciją kontroliuojam. Taip, tikrai, bet šitas ir yra labai, Kai su šalmais, žinot, gal tas su šalmais padidėja dviračių avarijos. Ir čia panašiai, jeigu yra contact tracing ir panašiai, tai žmonės įsivaizduoja, kad mes apsaugoti, mums nereikia patiems nieko daryti. Gerai, man atrodo, šitą diskusiją mes dar labai ilgai tęstume, labai greit praėjo tas skirtas laikas 1,5 valandos, galėsim dar po uždarimo pratęsti pokalbių kambaryje, o dabar dar trumpai noriu paskutinį tokį klausimą, kad visi pasisakytų. Tai kokia, žodžiu, yra pagrindinė pamoka iš jūsų patirties ir kokios yra prognozės kitiem metam dabar su vakcina atėjusia ir apskritai, nežinau, dabartinė situacija. Jinai atrodo baisiai, bet galbūt jau po tos antros bangos ir po tokios patirties, pakankamai daug patirties, turim beveik metus, gal kažkaip efektyviau tas darbas vyksta. Tai iš eilės, žodžiu, tada visi dar pasisakom trumpai ir užbaigsim diskusiją. Aš pradėsiu iš šitągi. Tai mano patirtis yra tokia, kad reikia ruoštis ir planuoti normaliai, ruoštis tokiam situacijom, o nesitikėti, kad bus kažkas gero ir čia po pirmos bangos praeis, nes nebus. Ir kada viskas praeis, tai 22 metų vasarą. Nes skiepų mes nesuskiepėsim visų iki rudens kitų metų. Tai, kaip sakant, tai reiškia, mes turėsim dar bangą kitais metais rudenį. Ir tada, kai jau prasiskiepysim, jau būsim išmokę, 22 metų vasarą mes galėsim šnekėti apie grįžimą į prieškoroninį gyvenimą. Su tuo atžvilgiu, jeigu vakcinos bus efektyvios ir virusas nemutuos ir nereikės pastoviai jų kaitalioti. Galiu aš? Tai aš manau, didžiausia pamoka iš pandemijų kontrolės pusės, tai kad turbūt mes neišmokom pamokų ir turbūt ir neišmoksim. Gal kažką pasiruošim šiek tiek geriau, bet bus kažkoks naujas dalykas, bet būtent iš epidemijų, virusų kontrolės pusės. Vis tiek turbūt čia ne paskutinis virusas, ten irgi straipsnį numečiau tą temą. Tai tikrai labai, manau, kad atsakymas vis tiek, ką galim pasiruošti, testavimo pajėgumus. Molekulinio testavimo pajėgumus masinio didelio ir greito, kurių turėjimas labai anksti gali tikrai padėti. Tai neturi tokio didelio žmogiško faktoriaus, bet manau, kad va čia pamoka buvo ir vis dar yra, kurios mes neišmokom pasiuskėlinti tą. O prognozės, tai aš nemėgstu prognozuoti pozityviai. Aš manau, kad didžiausia baimė dabar mano yra ta, kad kai pradėsim skiepyti visus žmonės, tik tada pamatysim, ar šitas virusas mutuos išvengti skiepų ar ne. Dabar čia visi spekuliuoja, bet tos mutacijos, kol dar nėra 100 milijonų pasaulio žmonių paskiepytų, tai vėl mes turėsim pamatyti, kaip šitas virusas reaguoja į skiepus ir į paskiepytą populiaciją ir jisai, tikėkime, kad jis joje nesugebės daugintis ir plisti. Tai va čia tokia baimė, kuri, kaip sakyti, mane kaip pesimistą nežinau, kaip čia baigsis. Faktas, kad tikrai dar iki rudens ir turbūt visą kitą rudenį, kad dar bus daug bėdos, tai čia faktas. O kaip toliau, tai pažiūrėsim. Kas turi pozityvesnę nuomonę?
nežinau ar pozityvesnė, bet man atrodo labai svarbu yra budrumas ir lankstumas. Tai kaip aptariam, pandemijos vaizdas labai keičiasi pradžioje, vidury priemonės, kurios sėkmingos pradžioje, vidury gali būti visiškai nesėkmingos ir jų įsikibus laikytis gali būti neprasminga. Tai kažkaip tas bent jau man yra pamoka, kad ir gali labai keistis ir kažkaip stebėti situaciją ir prie jos prisitaikyti svarbu. Tai aš sakyčiau, pozityviai yra, mane tai, kas nustebino, tai žinoma, tai keitėsi laikui bėgant, bet duomenų prieinamumas, tarkim, ir Google paskelbė savo mobilumo duomenys, ir Jungtinėje Karalystėje dabar gali daug ką surasti, tai turbūt mes mokomės gražiai žaisti ir dalintis. O dėl prognozijų tai aš irgi negalėčiau pasakyti, nes atrodo, kad tai, kas buvo atlikta tie tyrimai su vakcinom, jie nebuvo tokie didelė imtis ir labai sunku kažką tai nuspręsti, ypatingai jeigu tu galvoji apie modeliavimą, nors aš manau, aš mačiau keletą labai pozityvių modeliavimo straipsnių apie vakcinos galimybės. Aš irgi sakyčiau turbūt, kas yra pozityvaus, tai kad jau dabar bent jau mes bendravome tarpusavyje ir bandom padėti vieni kitiems pasiekti kuo geresnių rezultatų. Bet turbūt norint optimistiškiausių scenarijų pasiekti, visgi reikėtų pesimistiškai modeliuoti, kad žmonės vis tiek prisimtų atsakomybę ir nežinau, viskas turbūt priklauso nuo to, kaip mes visi elgsimės. Taip. Turbūt mums jau laikas baigti, tai norėtume padėkoti visiems diskusijos dalyviams už įdomius dialogus ir ačiū Jums už laiką skirtą šią diskusijai. Ir tikiuosi, visiems buvo naudinga sužinoti daug informacijos. Jo, ir jeigu turit kokį nors modelių, įžvalgų, siūskit, nes panaudosim. Nes aš pamačiau čia, ką nors matot, kaip matematiniai modeliai padeda priimti sprendimus, tai nereiškia, kad mes jūs rim, bet pamatyti ir praplėsti savo akiratį, tai duokit žinot.